Sveiki, bičiuliai, tai sveikinu Jūs su jau prasidėjusią savaitę. Ir kaip įprasta, noriu pasidalinti, ko tikėtis ir ką atkreipti dėmesį. Taigi šią savaitę iš pozityviausių dienų mes turim antradienį, Liepos 23, vidutinės būtų 26-27, penktadienis, šeštadienis. Būtų nerekomenduojama pradėti kažko tai svarbaus 24 trečiadienį ir 29 kitą pirmadienį. Ir būkite atidesni dienom 25 ketvirtadienį ir 28 sekmadienį. Ir jeigu trumpai apie kiekvieną dieną, tai antradienis išeina Liepos 23, jinai palanki susijusiam reikalams su transporto priemonėm, remonto pradžia, ten gydymo, pasninko pradžia, tvarkymuisi, švarinimuisi ir įvairiem tokiem pozityviem dalykam. 24 trečiadienis išeina nepalanki mėnulio diena, išeina, todėl ir tą dieną vertėtų nepradėti kažko tai svarbaus. Įprastai trečiadienis tai Merkurijaus diena, kada būtų palankiai ten komunikacijai, intelektualiai veiklai, bet šį kartą jinai sutampa su mėnulio diena, kuri išvertus vadinasi tuščios rankos. Taigi būkite dieną dėmesingesni, žiūrėkite emocijas, stenkitės neįsivelti į konfliktus ir tą dieną galima priimti kažkokius neteisingus sprendimus, tai priiminėtume. Būkite dėmesingesni. Toliau 25 diena, ketvirtadienis, tiesiog tą dieną reikėtų atkreipti dėmesį, kas susiję su kažkokiom tai apgaulėm, nelaimingais atsitikimais. Nevertėtų skolintis pinigų ir kažkam tai skolinti. Ir kai valgysit maistą, pasitikrinkit visada, kad nebūtų sugedęs, nes tą dieną didesnė tikimybė, kad galima apsinuodyti. Toliau 26 išeina penktadienis, tai pozityvi diena, palanki draugystei, naujų rūbų apsivilkimų, ten kelionėms, šventėms ir panašiai atsipalaidavimui. Toliau 27 diena, Saturno diena, šeštadienis, irgi jinai rekomenduojama kažkokiom tai netolimom kelionėm, veiklos kažkokios tai irgi pradėjimui, bet aišku, yra šeštadienį diena, visada, kai mes pradedam šeštadienį, viskas gali eitis šiek tiek, sakykime, lėčiau neįprasta, ir kažką tai irgi pirkti, parduoti, tą dieną būtų palanku. Sekmadienį vėlgi atkreipkite 28 dieną, vėlgi į maistą, kad kažkokio tai suvalgyti sugedusio, pasenusio, didesnė tikimybė apsinuodyti. Ir vėlgi kažkokiom tai apgauliam, gaisram, nelaimingiam atsitikimam irgi atkreipkite dėmesį, ypatingai jeigu ten poilsiaujat kažkur tai gamtoje ir panašiai. Ir irgi su skolinimusi pinigų skolintis irgi būtų nerekomenduojama. Ir 29 Liepos pirmadienis išeina irgi 9 mėnulio diena, kuri labiau tokia rekomenduojama kažkokiam tai fiziniam krūviam, kažkur tai išsikrauti, pasivaikščioti gamtoj. Nerekomenduojama pradėti naujų projektų, naujos veiklos ir tą dieną vertėtų labiau stengtis kontroliuoti savo emocijas, savo jausmus, galimi tokie didesni pykčio proveržiai. Tai būtų tiek, bičiuliai, dėkoju už jūsų dėmesį, linkiu, kad savaitė praeitų sklandžiai, prasmingai, būkite laimingi ir iki pasimatymo kituose video.